mišką. Beveik vidų lindęs. Išlysk. Na va, 5 epizodas. Vis dar ta pati 4 dienos naktis. Turim jau dviratį, kuris dėja neturi jokio bagažo. Bet ką darysi? Čia turim tik tai modifikacijoms vietos ir paspalvinimui. O paspalvintas turiu su kuo? Galiu nebent žaliai nudažyti. Pažiūrim, kaip jis atrodys. Ai, dar geltonai. Ne, geriau geltonai. O gal geriau žaliai. Taip. Ką mums dabar veikt? Akmens taip ir nepriskaldžiau. Reiškia, negaliu pasidaryti furniais. O gal man nuvažiuoti akmenų dar pasirinkti? Pavojinga truputį, bet gal pavyks. Dabar su dviračiu galiu pabėgti jau nuo zombių lengviau, jeigu būtų poreikis. O jie ten laksto. Greitai laksto. Bet bėga ne pas mane. Pabandom. Gerai. Gaminam. Pastatysim jį čia šalia kažkur. Padedam čia. Dabar. Blacksmith Forge. Čia vėl reikia akmenų, tyrimų taškų ir akmenukų. Visa kito yra. Akmenų galima būtų nuvažiuoti, bet dabar tie zombiai prie pat. Aišku, galima būtų dar ir strėlių pasigaminti ir su jais išsiaiškinti. Vis tik pernelyg tamsu. Geriau nerizikuosiu. Žodžiu, palaukiam ryto. Daugiau nėra ką daryti. Žodžiu, per naktį aš dar bandžiau išlysti šiek tiek į lauką su lanku, bet buvo per daug tamsu ir aš nerizikavau tenai ilgai vaikščiot. Prasivaliau šiek tiek viduj ir galima bus judėti, nueiti pas traderį, paimti dar vieną uždavinį, pažiūrėti, ką jis parduoda dabar. Ir važiuoti kažkur tai lūtinti, ieškoti taškų. O, pas mane žolės nėra. Negaliu pasiremontuoti. Einam žolės. Kol kas užteks.
Kokie šitrių, šliaužiantį girdėjau. Riekaujant. Gerai, einam pas traderį, dar nunešiu. Tai ką aš čia turiu. Pasidėt, galbūt nusipirksim kažką iš karto. Žiūrim, ką turit. Šitos raketos ateityje bus labai naudingos. Kol kas per brangus malonumas. O, antibiotikų receptas. Šitas irgi reikalingas būtų, bet negaliu įpirkti. Tai tada kol kas nieko. Man dabar svarbiausia būtų žibintuvėlį ant kaktos ištaisyti. Bet po tam tikro kiekio užduočių įvykdymo galima žibintuvėlį gauti, taip kad aš neskubėsiu. Kas čia gero? Nieko labai ypatingo. Va, yra šalmas su žibintuvėliu, bet per daug brangus. Aišku, jeigu nebūčiau pirkęs dviračio, tai būčiau galėjęs nusipirkti. Bet ką darysi? Neblogos knygos ir panašiai. Kol kas dar anksti. Šitą vietą žibintuvėlį būtų galima naudoti, bet jis taip, kaip sakant, nelabai kokį vaizdą duoda. Ir galima šitą nusipirkti. Kol kas vieną. Pasidedam visą tai čia. Ir einam. Nu, užeikit. Galėtų čia daužytis. O čia dar kažkas įlindęs. Viską. Beveik vidų įlindęs. Išlysk. Va ir viskas. Ir 3 taškai patirties yra susikaupę. Reiktų juos ir išskirstyti. Ką mes čia galim padaryti dabar? Iš principo tai galima biškį pridėti intelektą ir pagerinti prekybą. Bet gal dėl to geriau į jėgą dar. Ir padidinti pernešamą svorį. Ir galbūt pagaliau į kuokas 1 tašką. Gerai. Einam tada dar užduotį pasiimsim. Are you a customer? Taip, viskas gana tori, bet dabar aš jau su dviračiu. I've got a task for you. Šitas gerai bus. Get busy. We're burning daylight. Taip, kur dabar ta užduotis? Tiesiai ten. Važiuojam. Na, čia aš nieko per daug nerūpinsiu, tiesiog aktyvuojam užduotį ir pirmin. Taip. Vis dar neturiu kanistros, nes degalus tikrai vertėtų susirinkti iš anksto. Netgi po 2 kartus. Čia greita užduotis.
Ilgai netruksim. Dar vienas lankas. Geresnis. Tvarkelė. Nu, duokit man raktą. Labai reikia skėčiamo rakto. Ne, bet biški taškų. Irgi gerai. Kažkokia ietis. Galima išbandyti, bet aš įtariu, kad nieko gero. Aš ietimis labai nemėgstu naudotis. Gerai, pasiimam ir molį, prireiks. Raktą duokit. Jo, sulauksi. O šitas išėjimas tai man kažkoks keistas. Turėtų būti kaip ir paprastesnis praėjimas ant stogo negu šitas, bet paprastesnis aš nežinau. Šitas namelis šiaip vienas iš variantų greitam tokiam įsikūrimui pačioj pradžioj. Ne kažką tai čia randam. Labai mažai vėl. Bet nėra ką norėti. Pirmo lygio užduotis. Tai dar susirenkam molį ir einam iš čia. Jeigu turėčiau skėčiamą raktą, dar šitą pasiimčiau. Iš jo gaunasi plieno skrepas. Bet galima pasiimti malkas. Taip, dar tiesą pabandom ietį. Kaip su jie bus. Na, kur tie zombiai, kai jų reikia. Everything. Well, you did Da, taškai. okay. So I suppose you want to be paid. Ne kažką. Geriau būtų buvę ta knyga, kuri dvigubos kišenės išmoko pasiūti, bet ką padarysi. Bent jau taškų bus. Kastis aš visai nenoriu su akmeniu kastuvu. Tai imam tada šitą. Interested in a gig? Good deal. I hope you have a game plan. Tai pardavimai. Pinigus pasidedam. 1500 yra. Tai ne kažką. Skrepinam. Taip, dar taškų reikia daugiau turbūt. Šitą net neteisęs parduosiu. Šitą iš vis skrepinam. Šitą galima parduoti. Pinigų reikės. Visą kitą pasidėti. Išsikraunam.
Tai pasiimam gal kavos vietoj šito. Ir viskas. Ai, dar galima vietoj vandens pasiimti maistą. Ir atsigeriam šito. Ir šito. Išsikraunam malkas. Padedam kotoną, o lemputę čia. Kol kas bent jau. Dabar. Taip, dar reikia biškį dėl to pasiremontuoti, nes tie įrankiai labai greit lūžta. Ir pažiūrim, ar galima atradinėti jau. Ne, dar akmenų, bet jau taškų yra. Tai galima tada nuvaryti akmenų. Parsinešim akmenų ir paleisim atradinėti. Iš čia susirinksim, kiek reikia didelių akmenų. Manau, reikia suskaldyti kokius 3 tokius boulderius. Ir turėtų būti gana. O akmenukų iš visokio grūzo prisirinksim. O, strėlės. Grįžo mano strėlės. Taip, o čia va akmenukų bus. Labai normaliai duoda akmenukų iš tokio dalyko. O iš šitų duoda lentas. O irgi verta visai susirinkti. Užstrigote, panelę? Atstrigote. Aplinką reikia turėti gražią. Kaip gyventi bile kur. Šiukšlynuose visokiuose. Kol kas užteks. Einam pasidarysim priekalą, ar kaip ten jisai, lydyklą. Dar šitas lentas susirenkam tik tai. Gerai, ir vėl reikės krūvos taškų atradimams. Gerai, akmenys pradedam vietoj šilos čia. Pasiremontuojam kirtiklį. Akmenukų pritrūko, nuostabu. Kaip čia taip? Duokit man vieną akmenuką. Čia bus ar nebus? Rodo, šiek tiek vamzdžiai išeina. Kirtiklį pasidėjau. Iš šito atrodo išeina tik vamzdžiai. Jo. Bet iš šito išeina akmenukai. Va. Ir pasiremontuosim. Perskaitom. Ir dabar pažiūrim, kiek kainuos pasigaminti. 20 akmenų ir taip toliau.
Ką mes čia geležies tik neturim. Geležies pasidaryti galima čia. Ai taip, man dar reikia pasigaminti formą šitam daiktui. Nu, iš karto ir šitam. Pasiimam šitos tenai kaip kūrą. Kiek mes jau galim. Šiaip tai tą geležį geriau pasisaugot ant vėliau. Ir pasidarom geriau. Prisikasam geležies. O, čia netoliese yra geležies. Bus kaip tik. Aš daugiau nedarysiu, kad pačiam nereikėtų jas kristi. Bet šitos va 2 didelius bolderius nusikalsiu ir to turėtų užtekti. Ir dar akmenų reikės, atrodo. Ar jų jau buvo, neatsimenu. Nu, pasiimam ir akmenis. Kur mano dviratis vaisiai. Taip. O čia dar geležies gabalas yra, reikia pasiimti 3 iš karto. Turėtų užtekti. Taip. Geležis. 10 gabalų. O reikia 20. Reiškia, per mažai prikasiau. Važiuosim dar kur nors. Ką daryti? Važiuojam dar geležies. Turėčiau raktą, tai nebūtų ir problemos. Ardant mašinas tiek geležies prisirinkia, kad kasnėti jau net nebereikia praktiškai. Dar galbūt būtų geležies tenai pasirinkti, bet galiu užsirauti ant skorpiono. Arba dar ko nors panašaus. Kita vertus tenai ir grobį galima geresnį susirasti. Bet pavojinga, aš kol kas nenoriu. Nu, va čia iš čia geležies paimsim. Iš paviršiaus. Nu, parizikuojam, nueinam į kito namelį, gal ką nors gero rasim. Na, čia ne šiaip puodas, čia mina. Matosi va toks raudonas taškas. Geriau neužlipti. Nieko gero. Einam iš čia. Kur mano dviratis? O ten. O, prinė. Tikiuosi, kad geležies dabar jau užteks. Jeigu kas dar sudeginsim, išlydysim tą metalo laužą, kurį turim. Jo, dabar jau užteks.
ir gaminam. Gerai, tuo tarpu išsikrauti reikia viską. Ir taip statom šitą. Nu va. Užduotis įvykdyta. Dabar sekantis yra atnaujinti šitą stalą. Dar 200 taškų ir krūva visokių kitų nesąmonių. Bus ką veikti. Dar neaišku, kur aš gausiu kirvį. Kirviui reikia recepto. Nes šitą pjūklą tai galima pasidaryti iš karto. Va. Čia jau nieko sudėtingo. Bet va, kirviui reikia recepto. Tikiuosi, šį kur nors rasiu. Gerai, važiuojam užduoties vykdyti. Gal dar spėsiu. Perstatom. Tenai. Aišku, nepamirštam apžiūrinėti pašto dėžučių, nes atradimų taškų tikrai reikia daug. Nagi. Kodėl neduoda kokių nors schematikų? Man šitų knygų jau gana. Ne ten nuvažiavau truputį. Čia dar dėžutė. Pagaliau šiek tiek taškų. Šitas praktiškai nereikalingas. Atsparumas karščių, tai jisai būnant karštį išsilavins. Taip. Čia. Gerai, tegu būna čia. Gerai, pasimam dar šitas plytas, pravers. O tada aktyvuosim užduotį. Ir dar kartą pasimam plytas. Ir kiaušinis, jeigu bus, nebus. Taip, nu, bėkite mane. Ei, nenori bėgiot. O man reikia, kad jie į mane bėgtų. Nes jau ten vagulį užminuota. Tik vat nežinau, ar čia tiems, kurie stengsis prisėlinti prie šunų, ar tiesiog dėl grožio. Nenori bėgioti, nors tu ką.
Ir kažkas jau ateina. Dar kodėl tu nenumeriai? Ant galvos nukritai. Kur dabar? Nesvarbu. Dabar šitas atėjo. Susirenkam ir žibintuvėlius, pravers. Tam atrastą galim būtų išardyti, gauti spiruoklių, bet galiausiai spiruoklis mane labai ir praverčia. Manau, kad spėsiu iki vakaro, tik nežinau, spėsiu pas treiderį užbėgti. Tikėtina, kad tik tai rytoj reikės atiduoti užduotį įvykdytą. Einam toliau. Žiūrim toliau. Va ir užduotis, kurią reikėjo vykdyti. Gerai, jau kas galima bus tiesiog bėgti iš čia. Čia daugiau nieko nėra. Kodėl man tiek daug visokios pašvinkusios mėsos krauna? Nereikia man pašvinkusios mėsos. Taip. Dar tas kambarys neapžiūrėtas. Gerai, kas čia liko? Aha. Galima atsidaryti duris iš karto. Seifas. O seifą reikia pasižymėti. Taip. Nu ir kas čia dar vienas seifas?
Gal dėl viso ko reiktų duris užsidaryti. Šito dėžė greičiausiai nieko labai gero nebus, bet negi paliksi. Beje, ten gali būti medaus. Pyragas. Taip, tai čia pažymėjau vieną seifą, vienas čia ir dar vienas čia. Reikia irgi pažymėti, kad nepamirščiau. Ir paskui nusipirkus, kaip ten jis vadinasi, saldainį, kuris padeda spynas atrakinti. Su juo bus galima visokios tokius seifus atsidaryti. Gerai, užduotis įvykdyta, bet jau pastraigėlį nespėsiu, liko pusvalandis. Važiuojam namo. O čia dar dairomės pašto dėžučių. Be abejo, nes man vis dar trūksta taškų. Jau visą laiką trūksta. Praktiškai iki pat žaidimo pabaigos jų gali trūkti. Pačiu laiku grįžom. Na kągi. Išsipakuojam, ką parsinešėm. Ir šiandienai bus viskas. O jeigu jums patinka tai, ką matot, labai prašau pasirašykit po mano kanalu. Ir iki kito karto.